Birželio 1 dieną profsąjungos rengia piketą prie Verslo darbdavių konfederacijos. Pakalbinsime Vilniaus miesto profesinės sąjungos pirmininką. Pirmininkė, ką mano dėl minimalios algos? Manau, kad jinai turėtų būti net dvigubai didesnė, kadangi tikrai tai yra žemiau skurdo ribos. Ir labai gerai, kad dalyvauja ir jaunimas mūsų, nes šiandien yra vaikų gynimo diena ir tegu pratinas vaikai patys ginti save. Dėkui. Pabandysime pakalbinti Vilniaus miestietį. Ir atsiprašau, ar galėtumėt pasakyti savo nuomonę, ar reikia Lietuvoje didinti minimalią algą? Tai matyt reikėtų. Ar gali žmogus išgyventi iš 700 litų per mėnesį? Nelabai. Tai kaip ar jūs palaikote profsąjungų organizuojamus piketus ir kitokias akcijas dėl minimalios algos didinimo? Tai geras darbas turbūt. Ar turite pasiūlymų? Gerai, dėkui. Pabandysime pakalbinti dar vieną miestietį. Atsiprašau, ponas, gal galėtume sužinoti jūsų nuomonę dėl minimalios algos Lietuvoje? Ar jinai patenkina žmonių poreikius? Juokėtės. Kaip gali patenkinti poreikius? Praktiškai nieko negaunam. Tai kokia jūsų yra pozicija ties vyriausybės nepritarimų didinti minimalią algą? Tai aš manau, kad persigalvos vyriausybė dar.